Bus dūmų, bus ir galių. Nu, Dariau, ką čia filmuoji, žiūrai, kur esam? Esam Hegvitoj. Jos garaže yra mūsų traktorius. Eina papasakos, kas atsitiko nuo vakar. Va, vyrai pluša, dirba, padarom tritaškę pakabą, atkabinam šitą daiktą mūsų priekabos vilkimų, kabėsim jų padargą, kokį pamatysit vėliau. O nuo vakar čia man buvo nuotaikų atsitikę šiokių tokių. Kai įsiskyrėm su tavim, užstrigo dėžės vožtuvas. Užsilenkė manometras iki galo ir bijojom važiuoti. Pasikonsultavę su kompetitingais specialistais, reikėjo išimti grindis, ten vožtuvą. Sutvarkėm tą vožtuvą, manėm, kad sutvarkėm, važiėjom tikslau link, medininkų link, Hegvitos link ir, žodžiu... Supratom, kad nėra nieko amžino išskyrus remontą. Taip, atvažiavę čia, šiaip ne taip, 1 valandą nakties, pasiekėm bivaką ir ten įsibazavom. Matėm dirbtuves, kurių pavydėtum nežalaus komandą. Ir pataikėm ten, kur mums reikia. Sulaukėm ryto, priejau Hebros prie mūsų, Veslavas sako, Hebra, varom į garažą tvarkyti, sakau, mums užtenka kokios palėpės, kažko mums parodyti tokį garažą, mes tiesiog negalėjom atsisakyti, kad negalim. Negalim iš garažo, iki vakaro, sako, pabūsim. Įvažiavėm į garažą, gedimas po gedimo, čia tiesiog norisi tvarkyti. Čia visko yra. Klausiu to, visko yra, veža iš visų kampų, yra, nesuprantu. Taip. Skambinom savo Hebrai, jie rado į Jiesnę, pajungėm Jolantą Grei. Pajungėm Hegvitos. Veslava. Kur čia? Kur mūsų Veslava? Lauke. Dalys. Praktiškai galvoju, kur dalys, per duris ateina dalys visus. Kurio dėžė? Dėžė nunešta. Ir dar atsargoj paėmė. Žodžiu, dalys iš Jiezno, ten bus kontaktas. Viską sutvarkėm, sutvėrėm. Vargiai buvo pakeisti tepalai, bėgių perrengiamos virtis buvo sulinkus, tai vakar kelionę pabaigėm tiesiog mechaniškai traukdami į viršų. Šitas virtis, jie pradėjo link mum ir nėjo bėgių įjungti iki galų. Tai tiesiog buvo priimtas sprendimas pasitarus su komanda ištraukti kaikštuką ir šitos bėgius junginėti, ne šitą reičia gėlę, bet rankų pagalba tiesiog važiuojant atsistoji ir keliam. Čia padarėm tokių primityvių greitų remonto būdų, bet jis čia yra amžinas, stiprus ir amžinas. Tai čia buvo vėl viskas išdraskyta, grindys, viskas išimta, viskas dabar vėl sudėta, paruošta startų tolimesniam. Lempa, čia mūsų sekslempė. Važiuojam ir vis pagal nuotaiką. Norim šiekėti, nenorim. Arba pamatom kokių mažučių viskį, padarom raudoną foną, galbūt užės į mūsų vištydėlę. Mūsų rėmėjų logotipą dengia, tai mes naudojom elektrinę variklį ir vis valym. Ne, aš jau ten patobulinęs, nes mums negalim to langų valyti. Ten zateškai pridėta. Kad toks lipdukas ant galų, jo negalima valyti. Jis neliečiamas. Tai šildomas stiklą reikia įdėti. Įdėtas, tik buvom pamiršę jungti. Kitą kartą jau šildys, viskas ok. Jau Lazdijau sustoję, pamatėm, kad kabo mūsų žibintai, panaudojom zateškės, čia prikabinom, pasiekėm Hegvitą. Nespėjus išlipti iš kabinos, kempas buvo atvilktas ir net nesakius vyrų pagalba buvo sutvarkytas šis posūkis pritvirtintas į savo vietą. Tiksliau ne vyrų pagalba, o mes net nieko nedarėm, vyrai vieničiai viską padarė. Iš tikrųjų, suvirinimo aparatą turim savo kemperį, bet net nespėjom išsim. Ne, čia vyrai labai operatyviai ir... Čia yra šildomas garažas, čia yra libiotki, telferis, kaip čia pavadinti. Čia yra duobė, čia yra vežimėlis, čia yra lygios grindys, čia yra šiluma, čia yra apšvietimas, čia yra viskas. Viskas, ko tik reikia. Servisų, dalių, pagalbinių priemonių, presas, kempas, ko tik čia nėra. Čia visko yra. Čia yra žmonės, žinantys, ką čia daro. Viską daro, ką tik pasikeit varė. Kelia žemės ūkį. Kelia žemės ūkį, jo. Pasakot, kaip nebuvo vakar. Žodžiu, mes nepranešėm Veslui, kad atvažiavėm. Paskui tik šiandien ryte galvoju, nusinčiau, galbūt būčiau vakar nusintis, gal būtų lėdės. Šiandien varo ryte sako, jo, ko nesakėt, būtų lėdė. Ir čia permėgo. Nes aš vakar žiauriai sušalau, nes pamiršau įsidėti naują koldrą. Šaras gulėjo su tokia koldra baislinė, o aš gulėjau toks kai zuikys, sustiręs miegmaišin tokiam vasariniam. Tai bandžiau prie Šarų, bet sako, ne, viskas. Ir paskui teko toliau man stervėti. Vieną kartą maniau, kad jau nabašnikas, jau tiek buvau sušalęs. Nebasta net nepadėjau. Pūtė ir žiūrau, neužpučia man nieko. Rankas susidėjęs, atrodo tik paveiksliuką ar žančių įdėk, jau sakau viskas. Bet paskui, kai paskutinį jau kelionį. Sfinksas iš miegmaišio išlindau ir šokau. Į traktorių kūrėm, įvarėm į servizą. Atšilau, toks atkutau, pasidariau vėl toks agresyvesnis ir viskas. Ir dabar tiesiog norim veiklos kažkokius, važiuoti, norim daryti, dirbti kažką. Su normalės padargais susikabyti, pažiūrėti, ar šis traktorius pakels tą padargą, net nebejau, kad jis pakels. Kitą kartą, kai bus lauko diena, Hegvitos Agro suvalkė šitas traktorius. Bus pagrindinis traktorius. Tarpininkaus. Tarpininkaus visur.
Gal 2 metrų lėkštės. Gal nesuklups kaip vokiečių karys? Tikrai ne, jis neklumpa. Jeigu atsivešit savo serviso pagalbą, jis neklups, suprantat? Supratot, ne? Išmieguojat ir kas buvo toliau? Atsikėlėm, įvarėm čia į vidų, paberėm krūvą visokių dalių ir prasidėjau ieškojimą. Laistėm tepalų, pripaškudinom garažą ir važiavom iš Sunaudojom visokių eksploatacinių medžiagų, tepalų, ko reikėjo, tepalų į dėžę, turi į dėžę tepalų, net šitam traktoriui, visko turi. Sakom, kur gau dalių, čia tik hebra vietiniai. Suskambinau Hekvitos, čia tų žmonių pažįsta bilę kiek, aplinkinius ūkininkus, nuvarėm iš vieno vadinamo liaudyje donorų, įsėmėm apatinį dėžės filtriuką, atsivežėm čia, kita hebra, jų su Jolanta pakeliai susitiko, dalį iš čia. Ta prasme, dabar yra viena problema. Aš važiuoju šiandien dėl ko? Nebijok remonto, bijok sąskaitų. Aš norėčiau išvažiuoti iš šio garažo iš tikrųjų greičiau, kol niekas negirdi. Žinai dėl ko? Nes mane paveža smegenys, ką aš čia veikiu, nes čia, ta prasme, čia yra siekiamybė. Aš to nepasieksiu gyvenime. Aš noriu išvažiuoti ir nenoriu savo smegenėlių nedegyti dėl šių dalykų. Aš pamačiau, užtenka, aš žinau, kad reikia augti, kas yra man įmanoma užaugti tokio lygio. Kol nematai širdys neskaudėjo. Tai wow, kam tu įsileidai mane į vidų? Dabar užmigt negalėjai. Aš jau nemiegu ir nemiegosiu, aš noriu kažkokios, sakau, veiklos. Tavai, varom, kabinam padargą. Čia visko yra. Čia yra, žinai, kas čia yra? Va, vežimėlis, pastumk šaras man. Yra, mykitės gerai. Kaip tu vakar įkritai griovį, kas ten buvo? Aš man nutirpau kojus. Nuo virpesio kabinoje, nes dabar nebuvom, pasirodau, pamiršę jungti kompresorių ir nepūti paduškų, nes kabinam paduškų. Tai mums dėl to persidė labai visi virpesiai kojus ir atsisakė sanariukai. Pasirodau, hebra įdėjus nuo skausmo, atvažiavę į vietą, panaudojom ir rytoj. Ibuprofeną vidinių veikimų ir išaušus sveikas. Sveikus rankos, viskas, sveikas protas, sveikas traktorius. Dabar reikia kabyti sveiką padargą ir važiuoti patest driving. Ar kaip tai jums sako? Dakar Classic kategorijos atstovai su klasikiniu traktoriu. Prajudam biskį, patampiojam. Hebra, tampiojam. Varom sėd. Varom sėd. Varom. Žieminius kviečius. Aina savo. Prasitampiau sėlką, vos nenukaliau vartų. Ateinu galvoju, arba kuilį sumavo į miltus, arba sėlką. Bet įgūdžiai padarė savo ir liko viskas sveika. Bet tampant sėlką po pusnis, pastebėjau, kad per milžiniškas pusnis važiuojant, pralaidumas yra geras, manevringumas geras, pasėjau 13 hektarų, viskas čiki. Dar sėjau dekalbo rapsą, tai dabar varau kabintis priekabą, nes iš dekalbo rapso bus daug priekabų. Sakau visiems, pirkit tik tais dekalbo veislis. Ir vairuosit Mercedesą. Jo, juodą Mercedesą. Kiek sėjom geriausiai pasirodo dekalbo veislis. Ir šiemet turėjom, kaip atsakiau, 3 veislis kitų, tai vis tiek dekalbas geriausiai pasirodė. Rekomenduojam, rapsą sėt dekalbo veislės. Matau, pilną aikštelę turi įvairiausios technikos. Bet čia yra tik tai pusė aikštelės, čia visa žemės dirbimo technika, mulčeriai sustatyti, ten kelmų frezos, o kitoj pusėje dar yra ir visa šienapjūvių ekspozicija, o ten dar priekabos ir mėšlo kratytuvai kamputį. Ką nuomojat? Dėl nuomos ta idėja kilo dėl to, kad visi nori techniką pasibandyti, bet pasibandyti porą valandų, kaip ir nei darbas, nei ką. Tai duodam dienai, porą dienų, žmonės susimoka už paslaugą, padaro darbus ir turi kažkokį įspūdį apie daiktą, tada gali nuspręsti, ar jį nusipirkti arba ne. Tai iš to ta idėja ir atsirado, tai nuomojam raginius, diskinius skutikus, kelmų frezas ir perkėlimo priekabas. Kokia technika yra populiariausia tarp ūkininkų? Nebrangi, gera ir tinkamai atliekanti savo funkciją. O iš mūsų parduodamas technikos tai Agromaš. Koks populiariausias padargas? Populiariausias tai iš mūsų parduodamo Agromašo be abejo yra raneris, raginis skutikas. Bet šiaip labai populiarus, kasmet jau parduodam po 50-60 vienetų, tai vienareikšmiškai rinkos lyderis. Su kuriuo gamintoju ilgiausiai dirba? Irgi su Agromaš. Tai buvo pirmasis mūsų oficialiai atstovavimas gamintojas, o dabar turime 8 atstovavimus gamintojus. Kas čia per gargarius stovi? Taigi perkėlimo priekaba, irgi iš Metaltech mūsų atstovavimo gamintojo. Čia yra iš mūsų nuomos parko, turim tokias 2 ir ūkininkai nuomojasi sezono metu, kad išvengti papildomo kombaino
Javapjūtės darbuose. 28 kubų 20 tonų. Nuo 3 iki 5 minučių priklauso nuo drėgmės. Pem jeigu pirkt, o 12 000 eurų sezoną jeigu nuomotis. Žiūrėk, Šarūnai, sniego peiliai surikiuoti, sniegas jau iškrito. Dar porą savaičių ir nieko čia nebeliks. Koks plačiausias yra sniego peilis? 4 metrų. Tai galim pasiūlyti nuo 1,20 m iki 4 priklausomai koks traktorius stums. Taip pat ir sunkvežimiam komunalininkam tinka. Šluotas jo, kai nusivalai sniegą ir nori švaraus kiemo, tai tada ir gali hidraulinės šluotas pasikabinti. Visas šienapjūvių arsenalas nuo 1,60 m iki 9,40 m drugelių, kokiu nori išsamaš. O nuo kokio pločio jau prasideda drugeliai? Drugeliai nuo 8,60 m. Kokios yra pačios populiariausios? Šiaip populiariausias yra pakabinamos šienapjūvės ir vis populiaresnės tampa su centriniu pakabinimu, kurios daug geriau kopijuoja reljefą. Užeisi į hegvitagro.lt ir rasi visų padargo aprašymus ir kainas. Matau, turit galybę visokiausių detalių. Ar galėtumėte iš atsarginių detalių surinkti padargą? Manau, kad galėtume. Šarai, kad jau atvažiavai į ekskursiją, tai naudojas progą parodėt sandėlį, kad visas pasakos apie atsarginės dalis ne iš piršto laužtos. Dalių turim nemažai ir jas galim patiekti greitai sezono metu, tada kada reikia. Girdėjau, kad prekiaujat padangom. Padangom, taip, irgi prekiaujam pagal užsakymą, kas duoda konkretų savo išmatavimą, tas padangas galim pasiūlyti labai gerą kainą. Per kiek laiko viską pristatot? Dirbam su visom kurjerių tarnybom, tai greit, kasdien atvažiuoja pas mus visi kurjeriai ir dažniausiai klientai gauna kitą darbo dieną. Žiūrėk, Šarūnai, dabar atėjo mada, visi nori sekliai skust ir dirbti su banguotais diskais, tai dabar pas mus galite nusipirkti tokių diskų pritaikomų daugumai Lietuvoje naudojimų guliavečių ant visų lenkiškų skutikų. 4, 5 ir 6 skilių. Pasikeitė mada, tai taikomės. Zaibys. Per jūsų kelionę, kai bus šalta, tai galite atsikabinti priekabą, užsimes generatorių ant darbinio ir pasišildyti savo priekabą, savo miegamąjį. Čia ne tik šalta, dažniausiai turi būti ir vėjuota. Tada tai jau reikia čia ir dabar. Per jūsų kelionę, kai bus šalta, tai galite atsikabinti priekabą, užsimes generatorių ant darbinio ir pasišildyti savo priekabą, savo miegamąjį. Čia ne tik šalta, dažniausiai turi būti ir vėjuota. Čia projektas po projekto. Kažkada buvo perdažytas, stovėdamas prūdijo ir vėl reikia perdažyti. Taip pat nenaudojant užsiėmimas. O, čia. Arklių nedaug, kokie 130 turbūt. Sekantį kartą, kai važiuosim per Lietuvą, važiuosim su šituo. Atilpsi? Tilpsim. Svarbiausia įsilaikyti teise. Bus dūmų, bus ir galių. Žemų apsukų. Per pelkę kokią gazą duodi, ratai lėtai sukasi ir išsikasa. Kurio čia amžiaus sutvėrimas šitas? Šitas? Šiam 9, kur čia numeris yra, ne? Šiam 9 metų. Čia tas vadinamas Zacharas Zilas? Taip. Jis dar be vairo stiprintuvo, vienas pirmųjų. Šiam 9. 6 cilindrų benzas. Čia visi tiltai varomi? Jo, visi tiltai, viskas mechaniškai. Ant 5 iš 6 rato netgi yra originalūs kranai oro pripūtimui ir išleidimui. Viskas veikia iš kabinos. Vairuotojas, jeigu toks mažas kaip Artūras, tai galėtų dar susisukti ir juos. Na, matai, tie kraneliai 6. Prie gazo. Ant grindų. Tai su jais pasuki kiekvieną ratą ir išsipūti arba prisileidi oro, priklausomai nuo grunto. Gramer orinė sėdynė. Pažiūrėk ridą. Kiek tai kilometrų nuvažiuoji? Per kiek? Kiek 400-700 nuvažiuoji su savo mašiną, taip galvoju, gal per kokius 2 mėnesius. Ar čia kiek šitai mašinai metų? 5 metai. Kokią pačią pirmą mašiną vairavai? Man rodos, pirmą mašiną, kurią gavau pavairuoti, tai buvo dėdės Žigulis. Dar turėjo tokią rožytę, žinai, stiklinę ant galiuko ant pavarų svirtės. Tai gal kada restauruosit ir Žigulį? Na, gal ir ateis eilė. Kas pas tave buvo? Nežinau, man atrodo, kad jau Opel Kadetas mano buvo pirma mašina. O, tai jau rimta, importinė. Kai bus atrestauruotas, padarysim nors Va, yra aikštelė, čia apžvalgos mašina. Kad galėtų garbės ratą padaryti su žiūrovais, kaip padargai dirba. Matėt kaip Švedija, taigi matei, kaip Vederštatas vežioja. Tai turėsim ir savo tokį. Ką čia turėjom papirą? Čia yra mūsų legenda, kurią sukūrė puikus Hegvita inžinierius, Veslavas kažkur yra. Žodžiu, iš Hegvitos važiuojam pro Vilnių, užsipilam degalų. Degalai bus Transvinus, raketinis kuras. Toliau judam ir atvažiuojam pas Jolantą.
ir iš Alantos pavažiuojam šiek tiek ir bus Ivanas, o nuo Ivano yra kitas planas čia. O kur toliau? Toliau šitam plane turėtum važiuoti pas Petrą čia. Širdutė uždėta. Nu tai mes mylim Petrą. Net liudukas yra nuo pusė uždėtas. Kaip gali nemylėti Petrų? Visi myli ir mes mylim. Taip? Taip. 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 Taip, bijo parūbėkit, taip. Ar pamojuoja jums žmonės, kai važiuojat? Pamojuoja, šiaip labai daug mojuoja, labai daug pypė, labai daug fotkina ir komentatoriai labai parašo daug gražių žodžių. Vakar atsigulė. Patį geriausią ir išrinkom Kybartų Lopas, vieni pavadino. Tai tikrai norėčiau kažkokių dar labiau įdomesnių komentarų, nes šis komentaras juoko nesukėlė, tik kažkas galėtų dar sukelti, pasakydamas dar baisesnį komentarą. Taigi, share, subscribe ir taip toliau. Koks tavo komentaras labiausiai patiko? Man tai labiausiai patinka tie teigiami, bet aš ir į tuos blogus labai blogai nereaguoju. Iš tikrųjų, aš manau, kad mes žmonės gydom. Išpūliuos jie, praeis tie jų piktumai, bus laimingesni, sveikesni žmonės ir tegu laukia, kol bus kiti mūsų kartai. Taip. Matėm komentarus, kad žmonės sako, kodėl nesivežam Lietuvos vėliavų. Bet tai yra 1, 2, anoje pusėje 2, jau 4, 5, anoje pusėje 6. Tai kiek mums jų dar vežtis? Dar kokias 6 ir vis tiek sakys, kodėl nesivežat 15, o tik tai 13. Tai manau, užtenka 6. Pritarė? Taip. Tik tai taip. Tikrai taip. Tai kaip mėgojas naktį? Jiem gerai, man blogai. Pas mane plona viskas, ribalinių sluoksnių ne kažką. Miegmaišis papuolė vasarinis, pamiršau kaldrą. Man taip, jau šalta taip. Aš taip seniai buvau miegojęs. Gal dėl to, kad... Taip kietai, taip nesmagiai, bet taip šiltai, kad... Gal dėl to, kad kompanija buvo aš, o ne kažkas kitas, o ne žmona. Tai čia, žinai, aš nemanau, kad geriausia vyriška kompanija naktį. Nu, gal ir taip. Taip. Prieš miegą žiūrėjom agro žmonės. Ir ne tik, ir dar žaidėm su komentarais. Šitą šluotėlę kažkaip įdėjau. Linas čia, žinai, Linas viskuo rūpinasi. Nauteleris Linas. Nautilų dievas. Su Dievu! Šitą dovaną davė mums Darius Gabrielaitis su Šarūnu kelioniai, bet kaip čia atsidūrėm, supratom, kad šią dovaną reikia perduoti tau. Taigi, šitą dovaną visiems yra, galėsit visiems pasidalyti nuo, nesakysiu pavardės, nuo Dariaus G. Ačiū. Gero kelio, viskas tada. Ačiū labai jums, nepykit, kas buvo ne taip. Ačiū už labai šiltą priėmimą. Dalis visokios beprotiškus dalykus, ko net neužfiksavo kameros. Ačiū už gerą nuotaiką. Ai, stengiamės, nežinau ar gavosi, bet kažkaip stengiamės. Jau nesisveikysiu, sykį spaudžiu ranką. Ačiū už atingumą. Viskas ką, iki. Norėtum pasakyti, kad nesusitiksim niekada, bet reikės susitikti. Taigi, iki. Iki. Jeigu būsit mūsų rajone, jeigu beida, visą parą dirbu. Tokio garažo neturim, bet... Bet turim kažkokį garažą. Padėsim. Iki. Iki. Technika glita. Tokia romantika. Aha, sekslintai mūsų. Čia mums davė dovanų, bet ir šito negražysim, kaip ir Webastu. Čia panašiai kaip su Webasta. Ane Mantvydai. Ane Dariau. Susimatysim, kai susimatysim. Taigi viskas, išvarom. Like, share, subscribe. To be continued. Dabar atsimenu, kai prieš metus buvo protestas, atvažiavau Vilnių su Bielarusu, taip gavosi, kad metai praėjo geri ir aš įvažiuoju su kitu traktoriu į Vilnių, iš kito galo. Man tai čia kažkas nerealaus. Europos žalioji sostinė sulaukė va šito žalio ekipažų. Nors daug kas sako, kad čia mažai kas su ekologija yra, bet svarbu kontentų būtų. Taip.
Kaip važiuojas, kaip kelionė? Slidu labai, ne? Gera kelionė, slidu. Svarbu, kad valytuvai veikia, šviesas turim. Pastebėjom, kad kuilys pradėjo ožiuotis, pasižiūrėjom, degalų nėra. Dabar stosim į Circle K, užsipilti Transvinus degalų ir manau pasidarys tas traktorius raketinis kuras ir bus raketinis traktorius. Ačiū Transviną. Manau, pagreitėsim ir nereikės nei ryto, kada atvažiuosim pas Jolantą. Manau, kai pilsim kuro Taivanas, po mūsų kojom lenksis, kai mes įtrauksim su virve. Bus puiku. Laukiu, nesulaukiu tos akimirkos. O tu, Ivanai, lauki? Gali pilt, Artūrai? Baltą? Baltą piltą. O iš kur įpilsit? Iš kolonkės? Pas mus, kada piltum, taip, iš kolonkės. Nes mes žalio raudonų nepilam. Palauk, širvintos. Nėra laikos ribom. Čia mums tų stribų, pirčių, va. Nu, mes per dieną nieko nevažiuotum. Čia mes buvom pernai, atsimena mane Vilniui, su Belarusais, jis buvo su džandyras atvaręs iš Šalčininkų. Širvintų, iš Širvintų ūkininką. Ir dabar nori, kad mes ir pasiuošime, jau suktum, valgydytų kažką, tai dabar bandom daryti kažką. Bus matyti viskas, aišku, eigoju. Šiaip tokia yra mūsų paslaptis, mes vilėmės. Įsipylė kurą per Transviną, iš Transvinus. Manau, pasieksim tokį greitį ir logistinį greitį krovinių pervežimų, tai galbūt ir kilometrų greitį pasieksim tokį su šiuo kuru. Tai Transvina didelis ačiū. Net bėga per kraštus. Oi, geras kuras, geras raketinis kuras. Oi. Ir ką vyrai daro? O. Čia ne kuras, o ledas. Ledas. Eisi mokėti ragas, tuomet? Eina mokėti. Ar paliekam Transvinai? Gal važiuojam? Važiuojam, susitvarkys Transviną. Transviną niekad neprapul. Ne. Varom. Mes be jos galim prapult. Varom. Be Transvinos net kaip be rankų, o jie? Davai. Baisus čia nuostoliai. Ne. Sės. Tik nesakyk Transvinai, kad mes nesusimokėjom. Sužinojom, kad yra pas Jolantą Ivanas, o mes seniai norėjom ją mest iššūkį ant virvės. Taigi, aš tau metu iššūkį ant virvės ir ant šito ledo. Ką tu į tai? Tokia pirštinė. Neturiu nieko, bet į kabinas. Įsiaiškis, kuris stipriausias iš mūsų. Kas duoda startą? Jolanta? Žiūrėk, kad negautai iš virvės per papus kokius. Viskas. Tu nestovėk taip arti, va kažkur. Moki švilpt? Ne. Išmok. Nu, duok. Duok, eina. Ką čia filmuoji? Čia mums gėdą padarė, nefilmuok, čia mums gėdą dabar. Bandysim dar sykį, jaučiu, dabar aš jį patrauksiu, visi galvos, kad nutraukiau iš tikrųjų, aš tau sakau. Pamiršau bėgį. Buvau pamiršęs bėgį. Pagaidinau Ivaną ką tik. Palauk, bėgiau, ieškau. Duok startą dabar tokį, kad aš nutraukčiau. Palauk. Bėgiau, ieškau. Turiu. Duok startą. Duok, eina. Eina. Varyk. Oi, mūsų kuilys pavarė. Geras kuilys, geras švansas. Nenoriu labai išart, blemba, kiemų. Šiaip kiemą turėsim arčiau su šiukėlę. Bet dubliai paima, ne? Manau, kad mes laimėjom. Ne, dar?
Kad kieme daugiausiai išorės galvoti laimėtų. Tai dabar žiūrėsim iš kurios pusės, kuris geriau traukia ar kuris daugiau kiemą išorė, ką? Ai, čia koks matavimo vienas. Nu, aš visada nugaliu. Visada jaučiuosi nugalėtojai. Nenoriu, aš labai kiemą išart, matai. Ne mano kiemas, tai man tai iš viso. Žinau. Išariu ir išvarau. Aš galvau daugiau buksuot, bet... Lant marčiusi ten nunešė gal kiemą. Ne. Va, maladėt. Sakiausi lygis pats kiemą. Sakau, jeigu nori, tai lygykis, sakai aš. O, tu frezą turi. Būt šviesiausi kabyčio, palygyčio nuo kiemą. Na, pasienka. Tuo pačiu, aišku, kokius tarpinius. Vis gauti kokią 30 eurų už tą 5 arus. Tai kas nugalėjo? Draugystė, kaip visada. Draugystė, ačiū. Iššūkį priėmė, tikrai džiaugiuosi. Visada. Kaip vertina čia kovą? Nerijus gerai pasakė, lygybė. Aišku, nėra lygios teisės, svorio teisės, nes pas jis turi 8 ratus, o aš tik 4. Sekantis mano iššūkis, kur? Kas ten turi tą fendą kažkokį? Kas turi fendą iš jūsų? Man tai. Ką? Metu tau pirštinę. Pasiūlymas galioja. Ai, mano? Taip, ar galėsit nutraukti tavo fendą? Nu, pabandysim, nežinau kas kurį. Sutariam. Bandom. Tai aš nutrauksiu tave. Trečiuose. Gerai, viskas, iki sekančių. O vyrai vis tiek pusę paros važiuojat, pusę remontuojat, kad energijos nepritrūktų jums. Labai ačiū. Norėčiau pasidalinti su Ivanu, savininku. Kiek laimėjau, tiek ir gausiu, ne? Kiek ratų turi, tiek ir duot. Palauk. Ne, Ne, tiek neužteks. 4 duosiu iš draugiškumų. Draugystė laimė per pusę. Labai ačiū už dovanas. Susitiksim su tavim ir norėčiau kitos dovanos kažko rimčiau. Sutariam, bus, iš mūsų nebus. Tai va. Dažnai tenka taip pasimatuoti raumenį. Pirmą kartą. Ir dar iš taip toli. Ta virvė iki kur netęsiasi. Šiaip vyrai matuojasi dažniausiai, sako, kitas virves, bet šiuo atveju šitą virvę parodė, kad mes abu lygus. Aš džiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę sudalyvauti šitame realybės šou ir laimėti didįjį prizą draugystės Red Bull. Nėra sparnų, bet yra Ivanas ir yra kuilys mūsų. Viskas, hebra. Šausim Red Bullį. Šausim. Tai turi MT-zoką, 8-2. Užkabyk, nebūk mižnius. Su MT-zoku, gerai? Sutariam? Bet aš sėsiu MT-zoką, o tu į šitą. Nesigyvenime tą važiavęs. Būsi pirmas įkį su žvaigžde, galėsi važiuoti. Arba šalia sėdėsi, arba galėsi pavairuoti. Bet į Bielorus aš norėčiau. Padarysim aukščiau virvę, kad priekį atkeltų. Jau gaila traktorio, jau vis prasideda. Gerai. Gerai, atvažiuosim, įsirinksim paskui iš to tavo mandro parko. Nesusivėlinkit, gerai. Šiaip tai yra 5. 5 galvoju. Šiaip būdo, plauk, yra 5, ne plauk. 5 tas plonas aukštas, o makauliai žemesnis, žemesnis, ne? Pas mus priešingai gaunasi. Ne, aš į 5 iš tikros. Tas aukštesnis aš. Ar čia Liolė Kibolėk, žinai? Liolėkas Kibolikas, žinai, geriau vadyk Kybartų lopais. Komentarus Kybartų lopai, tai čia kuris jau čia nesvarbu. Palikom darbo. Kaip nieko neveikia ūkininkai žiemą, tai pasilygysi kiemą, kokios rasodos pasiaudysi salotą ir viskas. Mes norim irgi įteikti dovaną nuo mūsų krašto ūkininkų. Čia, kad kelelis nedulkėtų, čia visas yra rinkinys, ko reikia kelioniai, kad pasistiprinti ir būti stipriem ir kad įveikti tą kelią. Labai ačiū, hebra. Ačiū jums. Čia tinka prie Red Bullių? Čia viskas tinka. Čia prie Red Bullių, pažiūrėk. Tinka, viskas yra. O, čia dėl šito gal reiksiu gydytojui. Aš nesu gydytojus, su tavim pasitarsiu vakare. Čia visko. Oi. Jau norėčiau eiti į koilių kabiną viskį valgyti, bet ne apie tai. Marčiau, sakyk kažką. Sekantis etapas jūsų laukia, kaip suprantu, estafetė perduota Mantui yra. Nežinau. Kažkada. Gal nėra. Bus Bus. Mantas padarytas. Bus fendas į lentyną padėtas. Maniau, kad sakysi, bus fetišas, galvoju, ką tu čia nusišneki. Tu nejuokau. Mačiau, turit tualetą savo kemperyje. Norėsim šiandien pasinaudoti jūsų tualetu. Mielai prašom, bet kelionėje vis tiek reikės. Reikės būtinai. Gražus plakatas labai kavo. Ir ne tik. Ir kad neprailgtų laikas tenai. Super. Super. Svajonių traktorius. Pusantrinis. Ne, pusantrinis, bet čia naujesnis raudonas. Čia viskas pusantrinis. Mes norėtum irgi teikti jums dovaną, galbūt labiau simbolinė, bet jie ilgai primins mus, kad esam tokie. Liemenė, čia su mūsų logotipu Vilkaviškių, palaikyk Cibulius. Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjunga. 2 liemenės, pasidalysi 3 kažkaip 2. Būtinai. Ir viena žmogui, kuris priėmė mūsų iššūkį. Prašom.
Reikės Visi iššūkių. žinos, dėl ko šitas Visada laimėjimas pas jus kreipkitės. rankose. Jums tas pats galioja. Žaibaišiai madingai dabar pasidėvino. Pasižaibuojama, ne? Jo. O dabar dar vienas iššūkis, norėčiau su virve patraukti šitos du dičkius. Nu, bandom. Bandom. Ima Marčiardą pasituoram. Neža. Nugalėjau draugystėj. Jolka, turiu klausimą. Kuo tu šeri savo vyrą? Šarom, tai nieko nešeriu. Aš žinau, kad jis nieko nepaigė, viską atlaikė Marčius. Kuo tu iššeri? Jeigu taip pat tauka dovana mum. Vakar po servizo buvo test drive'as, o šiandien pulinga. Pulingas, o vakarė galėsi puliuot. Viskas, tvarkome žaislus ir judam tolin. Prie stalo, sveteliai. Valgyt kugelį, supjaustyt tą gražiai. Kavytė dešinė pusė ir įrankiai sausi. Dusika. Ai. Pieno porą lašų pilk. Kaip vairavimas skirstatės dar kartą? Pagal tachografo parametrus, kortelės galiojimo laiką, kuris gali važiuoti. Tai aš važiuoju 4,5, jis 4,5, paskui 15 minučių pauzė. Paskui 4,5 remontuojam ir vėl važiuojam. Ir paskui 5 atstojus. Bet kaip sakė, šaunusis kareivis Šveikas dar nėra tai buvę, kad kaip nors nebūtų. Žodžiu, kuilys mūsų nepalauš, kaip supratot, jis niekada nepalauš. Įdomu, ką dabar dar mūsų nustebės kuojas. Bet mes dabar nieko nebėjom. Nu, ko reikia Dievo pagalbų. Būna momentai, kad atrodo, kad neužtenka, nors ir didelę pagalbą turim, bet atrodo, kad tikrai reikia, kad dar ir Dievas padėtų. O žinai, kaip Dievas sako, kad jeigu taip nutinka, tai vadinasi taip ir turi nutikti. Čia išbandymai jau tik įdomiau. Jeigu, kaip ten sako, jeigu nori, Dievas davė ne šiaip savo išbandymus, nori būti protingesnis, tai įveikš sunkumu. Aš Artūrui sakau, tu tik neplanuok, sako, šiandien darysim taip ir taip, sakau, jau tu neplanuok, nesako, reikia, nu tai sakau, pamatysi, kas bus ir taip jau būna. Bet jūs labai gerai tvarkotės su šitais visais. Remontavom, ruošėm traktorių, sakau, Artūrai, planuojam, tai taip ir nieks nesiseka. Niekad taip nebuvo, kai suplanavom, bet nėra bus. Kada planavot šiandien čia atvažiuoti? Kelintą valandą? Nu, mes sakėm, kad 12 ant to kugelio. Nu, 9 vakar sakėm. Šiandien ryte sakėm 12. Sakė 12. Paruošėm pietus, suprantu. Tos pietus spėjom suvalgyti. Jiem beveik ir neliko, tik žadėjom štai po kugelio. Nu, pagavavom, atvažiuojam. Nu, oi, va. Vakar iš degalinės, kai startavom, tai kaip to, žinai, juodojo orchidėjoj. Nakčia pusantrinio į vieškelį rūką, be sankabų užkūrė, abudu ištrūkom. Daugėja visokių reikalų, daugėja pagalbos, bet tik su šitą pagalbą šiandien pasiekėm čia, kad ir pavėlavom, kad ir kugelio neliko, bet jeigu ne Remgeta, šiandien turbūt būtų nebaisiai darbinga diena. O gal būtume šlapi, Remgetoj chebra va. Padėjau išimt variklį, padėjau pakeisti ankabą, padėjau įdėti variklį ir paskui, kaip jau vis tiek nevažiavau, maniau, kad dar kartą padėsiu išimti ir įdėti, bet auksinės rankos padarė be šardymų. Kas buvo sugėdęs ankabą, bet neturėjau Remgeta detalės už 5 eurus, rizikavom, sutvėrėm, aišku, rizika nepasiteisino. Tada ėmėm iš donorų tą detalę už 5 eurus dėvėtą, įdėjom ir vis tiek pajudėjom. Tai susiradot naujų draugų, ne? Jo, susiradom naujų draugų. Nu, žinai, sapnuojam Jolantos kugelį praeitą naktį ir tokių draugų ir, žinai, tik tai svajonėse. Gali apie tokius galvoti, bet pasirodo būna realybėj. Dabar jau kur važiuosim, tai visur, kur arčiau servizą laikysimės. Ne kur kelias geresnis, ar kur servizas geresnis. Jau dabar aš planuosiu, Artūro planai, žinai, jis planuoja, dievulis juokiasi. Patvirtinta. Šaro ir Artūro. Approved by Pinkis ir Makaulė. Mes parodėm pavyzdį, kaip reikia bėdoj padėti, kaip reikia jūs sutikti. Tai vat prašom, gerbėmieji, imti tą pavyzdį. Kaip sakant, ne veltui sakoma, draugą bėdoj pažins. Kol kas visi padėjo bėdoj esam. Žiūrėsim, kas bus toliau. Bet manau, kad viskas bus gerai. Nes jeigu nebūtų gerai, mes čia nebūtų. Mane Jolka. Todėl, kad čia yra ūkininkai, aš tau pasakysiu. Taip, ūkininkai. Jie visą laiką padeda bėdoj. Taip. Jie visada supranta ir atjaučia kitą. Taip. Viskas bendra nuotrauka, chebra skirstomis, laikas brangus.